Mūsų susietajame pasaulyje labai svarbu valdyti savo skaitmeninę tapatybę. Galbūt to nesuvokėte, bet internete galite turėti kelias tapatybės, vieną darbui, kitą asmeniniam gyvenimui. Būtina reguliariai atnaujinti privatumo nustatymus socialinėje žiniasklaidoje. Skirkite laiko savo paskyroms peržiūrėti ir ištrinkite viską, kas pasenę ir neatspindi to, kas esate šiandien. Kreipdamiesi dėl darbo nepamirškite, kad potencialūs darbdaviai peržiūrės jūsų profilius. Jei jūsų įrašai neatitinka jūsų profesinio įvaizdžio, laikas juos ištrinti arba paslėpti. O dalydamiesi nuotraukomis, ypač jaunesnių šeimos narių, būkite atsargūs, saugokite jų privatumą, vengdami atpažįstamų bruožų. Būkite budrūs dėl žalingo elgesio, pavyzdžiui, priekabiavimo ar šantažo. Jei su jais susidūrėte, nedelsdami praneškite ir kreipkitės pagalbos. Gerai valdoma skaitmeninė tapatybė ne tik apsaugo jūsų reputaciją, bet ir atveria duris naujoms galimybėms. Paverskite savo buvimą internete sėkmės priemonę, o ne prievolę.